Sveiki. Čia turime pirmąją užduotį su dinaminiais masyvais. Kadangi iš pat pradžių kyla nemažai klausimų, kas yra tas dinaminis masyvas ir kaip jį naudoti, todėl nusprendžiau šitai užduočiai sukurti video pamokėlę. Nuo ko dabar pirmiausia reikėtų pradėti? Kadangi spręsime užduotį, tai pirmą susikuriam duomenų failą ir pakeliui besprendžiant užduotį, aš paaiškinsiu apie patį masyvą. Taigi, turime duomenų failą. Taip, duomenų failiuką atsidarome, į jį persimetame duomenis. Štai taip. Pasidedu į šalį, kad man nemaišytų. Ir bus galima dabar aptarti. Pirmiausia. Dinaminis masyvas nuo statinio skiriasi tuo, kad gali keisti savo dydį. Reiškia, man iš anksto nereikia nuspręsti, kiekgi masyve bus narių. Galėsiu pildyti masyvą naujais nariais ir masyvas automatiškai didės. Kad toks masyvas veiktų, man reikia įsiterpti biblioteką vektor. Bet jeigu mes naudojame bendrąją biblioteką, kuri yra visos pagrindinės komandos, tai apie tai mums net nereikia galvoti. Dabar kaipgi sukuriamas yra dinaminis masyvas? Tai dinaminį masyvą rašome štai taip. Vektor, tada nurodomas tipas ir pavadinimas. Na, pavadinimus, aišku, galima įvairius. Tarkim, šiuo atveju čia, palaukit, pažiūrėkim, kaip ten užduotyje parašyta. Tai čia yra paros, parų temperatūrų vidurkių masyvas. Galima tiesiog įsivardinti paros. Štai. Šitas masyvas yra 0 dydžio, jame nesukurtas nei vienas narys, bet įdedant vis naują narį, masyvas automatiškai didės. Ir pamatysite, kuo tai yra naudinga. Taigi, pirmasis veiksmas tai bus kas pas mus? Funkcija skaitymas. Oi, su klaida parašiau. Ir siunčiame masyvą paros. Jeigu pastebėjote, aš nesiunčiu jokio kintamojo n, kuris matytų, koks yra masyvo dydis. Dabar pati funkcija bus pas mane void. Čia įsimetu pilną prašymą vektor tipo masyvo ir būtinai reikia pasirašyti, kad aš noriu, jog dirbtų per adresą, tai yra visi duomenys man grįžtų. Nereikia nuorodos dėti tik prie statinių masyvų, jie vieninteliai tokie išskirtiniai, kurie niekada nedaro savo kopijų. O dinaminis masyvas gali daryti savo kopijas, dėl to užsidedame nuorodą, kad keistųsi duomenys ir main funkcijoje. Taigi, kaipgi mes skaitysime dabar duomenys? Pirmiausia, aišku, pasiruošime failą darbui. Failas pas mus yra duom.txt ir dar truputėlį aptarkim užduotį. Aš iš karto pradėjau su programa, bet dar neaptarim užduoties. Ką mes turime? Mums yra sudarytas mėnesio paros temperatūros vidurkių masyvas kažkoks, tai 30 parų. Iš karto konkretus dydis nurodytas. Mums reikia dar nustatyti, kiek kartų vidutinė temperatūra buvo teigiama, reiškia daugiau už 0, bet neviršijo T0 laipsnių. Dabar atsiranda naujas kintamasis T0, tai yra riba, kurios negalima viršyti. Ta riba panašu, kad reikia persiskaityti iš failo. Ir kadangi aš buvau nepaskaitęs užduoties, aš šitą punktą ir praleidau. Tai man dar reikalingas kintamasis T0, riba, tai gal netgi ne riba, o viršutinė riba. Nes yra daugiau už 0 teigiamas ir turi neviršyti štai šitos ribos. Na ir šitą dydį teks man siųsti į skaitymo funkciją ir tą ribą perskaičius atgal susigrąžinti. Nu, kai būna pavyzdys, neperskaičius gerai užduoties, iš karto pradėti rašyti kodą, o paskui jau reikia taisyti. Taigi, ką dabar darysime? Pirmasis skaičiukas faile, tai yra mūsų riba, tai yra T0. Toliau pasakyta, kad iš viso yra 30 parų.
dėl to masyvo dydžio keisti nereikia. Galima sukti ciklą 30 kartų. Kągi toliau daryti, jeigu pagal užduoties reikalavimą reikia panaudoti komandą pushback. Reiškia, kad aš kiekvieną narį dėsiu į masyvą ir jis man sukurs naują narį. Tai susikuriu papildomą kintamąjį, aš jį perskaitau ir rašau štai tokią komandą, kad paros pushback ir kągi metu vidurkį. Tai dar kartą primenu, masyvas buvo 0 dydžio, aš, naudodamas komandą pushback, kiekvieną kartą sukuriu naują masyvo narį ir į jį patalpinu štai šitą reikšmę. Ir masyvas automatiškai didėja. Ir su skaitimu būtų kaip ir viskas. Galime pasitikrinti, ar tą T0 perskaitį. Pažiūrėkime. T0 sako 34, tai T0 perskaitį labai tikiuosi, kad užpildė ir masyvą. Dabar mums reikia rasti kiekį, kiek buvo parų, kurios tilpo į nurodytus rėžius. Tai tarkim, kintamasis kiekis. Kreipsimės į funkciją nustatyti kiekį. Funkcijai siunčiame paras ir viršutinę ribą. Štai taip. Dabar mūsų funkcija nustatyti kiekį turi būti int tipo, nes aš ruošiuosi grąžinti gautą reikšmę per funkcijos vardą. Štai taip. Dabar kągi aš darysiu? Int kiekis kažkoks, tai kuris pradžioj lygus 0 ir man reikia eiti per visą masyvą ir tikrinti reikšmes. Eiti per visą masyvą, taip, naudosime ciklą for, pradedame nuo 0 ir į mažiau už. Aišku, pagal užduotį mes žinome, kad čia bus 30, galėčiau rašyti 30, bet lygiai taip pat yra komanda masyvo pavadinimas .size. Todėl, kad dinaminis masyvas visada gali pasakyti, koks yra jo dydis ir tiek kartų galime prasukti ciklą. Kągi mes dabar darysime? Imam po vieną reikšmę iš masyvo ir tikriname, ar ta reikšmė telpa į nurodytus rėžius. Reiškia, kad paros įtasis narys privalo būti teigiamas, didesnis už 0 ir tuo pačiu metu paros įtasis narys turi neviršyti T0. O neviršyti reiškia, kad nebūti didesnis, tai yra gali būti mažesnis arba lygus. Ir jeigu šita sąlyga yra tenkinama, tai šita temperatūra tinka ir kiekis didėja vienetu. Ir kai ciklas pasibaigia, suskaičiuotas bendras kiekis, mes galime tą kiekį grąžinti. Kiekis grįžta štai į šią vietą ir įrašomas į šį kintamąjį. Galima būtų spausdinti ir mini, bet jeigu aš jau darau viską funkcijomis, tai padarysiu spausdinimas funkciją ir nusiųsiu tą kiekis. Aišku, dėl vieno kintamojo tai truputėlį kaip ir atrodo nereikšminga funkcija, bet padarykime programą, kuri bus labai tvarkinga. Štai taip spausdinamas kiekis, kiekis pas mus yra sveikasis skaičius. Ir ką šita funkcija darys? O šita funkcija atsidarys failą. Failas vadinsis res.txt. Štai taip. Ir į failą paprasčiausiai išspausdins tą kiekį. Kaip ir sakiau, tokia paprastutė funkcija, bet maininas mano yra labai tvarkingas, jis tik iškvietinėja funkcijas. Ir pažiūrime, kokį gauname rezultatą. Programa susikompiliavo. Einame pažiūrėti, ar susikūrė
atsiprašau, ne tas res.txt turi būti. Ar susikūrė res.txt failiukas? Ir turime atsakymą, kad tai yra 7 temperatūros. Pagal užduotį irgi turi būti 7. Ir pabandom prasitestuoti. Gal kitų testai yra sudėtingesni ir kas nors man netiks. Štai įsimetu, pasižiūrime. Kompiliuoja, testuoja ir visi 5 testai žali. Reiškia, programa atlikta teisingai. Tikiuosi, jums šita pamokėlė padės.